Poilsis pajūryje tai nauda. Nauda tiek sveikatai, tiek psichikos sveikatos geroviai. Iš tiesų vaikai leisdami laiką laisvalaikį pajūryje, jie užsiema savo nuolatinę tą veiklą, tai yra žaidimais, kas juos atpalaiduoja ir stiprina jų psichikos sveikatą. Tai turbūt vienas pagrindinių dalykų. Kitas momentas tai yra be abejo buvimas saulėje, vitaminas D. Nauda kaulams, sąnariams. Tai pasidalinsiu keliais patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nemalonių situacijų poilsiaujant su vaikais. Visų pirma, reikėtų lankytis tik oficialiose maudyklose, nes juose budi gelbėtojai. Pajūryje nenuleiskite akių nuo savo vaikų, netgi jeigu jie žaidžia ant kranto ar sekliame vandenyje, nes vaikas gali nuskęsti tiek ir sekliame vandenyje ir deja, bet per trumpą laiką. Taip pat reikėtų nenuleisti akių nuo savo vaikų, juos nuolat prižiūrėti, nes jie gali pasiklysti. Aptarkite su vaiku, ką jiems daryti tuo atveju, jeigu jie nutoltų nuo savo artimųjų. Tai tiesiog parodykite kažkokį ryškų objektą, stulpą, ženklą, kur jie galėtų saugiai jūsų laukti. Taip pat labai svarbu su vaikais aptarti ir saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Tik labai svarbu taip pat, pabrėžiu, kad rodyti pavyzdį būtina ir patiems. Paisykite ir ženklų, kurie yra pajūryje, bei vėliavos įspėjimų. Neleiskite vaikams maudytis, kuomet jie yra perkaitę, suprakaitavę ar sočiai pavalgę. Na ir be abejo, saugiai poilsiaujant labai svarbu neperkaisti, nenudegti saulėje. Su vaikais leisti laiką pajūryje iki 11 val. Ryto arba jau po 16 val. Vakaro. Jeigu vis dėlto vaikas pajūryje praleido per ilgą laiką ir nudegė saulėje, tai vakare jūs pastebėsite, kad jo oda labai stipriai paraudo. Ir atkreipkite dėmesį, jeigu vaikas tapo irzlus, pakilo temperatūra, jį pradėjo pykinti, jis pradėjo vemti, tai nedelskite, kreipkitės į gydytojus. Taip pat laiką leidžiant pajūryje, gamtoje, noras kyla užkandžiauti. Reikėtų nepamiršti tos elementarios higienos. Pasimaudžius ar žaidžiant su smėliu, būtina nusiplauti rankas prieš užkandžiaujant. Ir tą reikėtų geriausia daryti su tekančiu vandeniu. Žinoma, tokios galimybės dažnu atveju nėra, tai reikėtų pasirūpinti dezinfekcinėmis servetėlėmis ar dezinfekcinių skysčių. Ir rekomenduojama užkandžiauti negreitai gendančiais maisto produktais, ne mėsa, žuvimi, ne konditeriniais gaminiais, o rinkitės daržoves, vaisius, džiūvėsėlius ar sausainius. Kiekvienas esame atsakingi už save ir savo vaikus, tad poilsiaukime saugiai,